Power Hit Radio. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgaliais nuo 14 valandos. Gerą dieną visiems tiem, kas tik prisijungia prie mūsų pokalbį 360. Kaip visada, šiandien kalbame apie daiktų žymėjimo ir suradimo sistemos pažymėtas LT veiklą su jos iniciatoriumi Vitalijumi Ežerskiu, kuris mums papasakos truputėlį plačiau apie šį dalyką. Sveikas gyvas, kaip sekasi? Labą dieną visiems radio stoties Power Hit Radio klausytojams. Da, kaip entuziastingi Vitalijai šiandien nusteikęs. Vitalijau, aš tiesą pasakius, pirmą kartą, lygiai prieš savaitę, išgirdau apie pažymėtas LT ir gal trumpai nupasakotum, kuo užsiima ir ką veikia, nes aš jau kaip bandžiau anonsuoti apie daiktų žymėjimą ir suradimo sistemą. Kaip ta sistema padeda surasti, kaip jinai veikia? Šiaip iš tikrųjų, sakykime, pati idėja kilo iš asmeninio gyvenimo, kai tenka rasti daiktą, tenka prarasti kažkokį daiktą ir tiesiog kilo mintis, o kaip surasti pamestą daikto savininką arba, sakykime, rasto daikto savininką. Tai tiesiog prieš 8 metus kilo tokia idėja ir visai pagalvojom, galbūt įdomu, sakykime, ir naudinga sukurti tiesiog tokią sistemą, kad bet kuris gyventojas, sakykime, galėtų, iš bet kur, netgi būdamas, kad ir užsienyje radęs ar pametęs kažkokį daiktą, tiesiog pažymėti jį, kad jisai yra pamestas, galbūt ar pavogtas, sakykime, ne? Taip. Tai tiesiog pasitarę su kolega nusprendėm šito projekto imtis ir įgyvendinti. Ir jisai ko puikiausiai, kaip sakant, prieš metus startavo ir kol kas vis matom daugiau palaikančių šitą idėją įmonių, asmenų, organizacijų, sakykime, tai pagrindinis galbūt dalykas buvo, kad visą tą projektą mes iš tikrųjų deriname ir su policija, kad daiktai, jeigu būtų randami ar sakykime, pavogti daiktai randami, tai tiesiog, kad bet kas galėtų iš bet kur patikrinti. Tai mes, kaip sakant, sėkmingai su policija susideriname šitą projektą ir jisai startavo praeitais metais. Tai kol kas, kaip sakant, tikrai augimas ir susidomėjimas yra, daiktų registruotų skaičius auga. O kiek jį nepaslaptis, Vitalijau, įsiterpsiu, kiek daiktų šiai dienai yra užregistruota? Jo, mes šiandienai turim beveik 1000, sakykime, daiktų registruotų. Tai yra fizinių asmenų, sakykime, įvairūs telefonai, raktai, automobilių numeriai, planšetės, fotoaparatai. Bet koks, sakykime, daiktas, kuris yra asmeniai brangus, kaip sakant, jisai susiasmenina su savim tą daiktą ir nesvarbu, kiek jisai už jį yra mokėjęs, sakykime, pinigais, bet tai, jisai kažkokią vertę turi asmeninę, sakykime, ne? Taip. Tai dėl to, kaip sakant, mes kiekvienas su savo daiktu susidraugaujam, kaip sakant, ir nenorim jo prarasti, ir to labiau, kad jis būtų pavogtas. O dar, Vitalijau, sakyk, pati žymėjimo sistema, aš žinau, kad anksčiau policija pati vykdydavo, reiškiasi, tokias akcijas, bent jau susijusias su, reiškiasi, minamom transporto priemonėm, kuomet jaunimas buvo skatinamas atvykti į policiją, atsiimti tam tikrą lipduką, jį užsiklijuoti, arba būdavo išgraviruojamas tam tikras numeris ir įvedamas į policijos sistemą. Ar sistema panašiai ir veikia, kad jūs, žmonės turintys, nežinau, mobilų telefoną, dviratį, ar ten automobilio transporto numerį turi atvežti kažkur, pažymėti ir tuomet jau reiškia įvesti sistemą? Jo, tai va čia, sakykime, gal mūsų projekto esmė yra ir skirtumas, kad, sakykime, žmogus turintis bet kokį savo daiktą, kuris turi unikalų numerį, sakykime, ne? Tai, telefonai turi įmėjai kažkokį savo individualų, fotoaparatai, objektyvai, jie kiekvienas turi savo gamyklinį kažkokį unikalų numerį. Tai ID kodas, įmėjai kodas, sakykime, kažkoks tai serijinis numeris, ar tai netgi automobilio numeris, kiekvienas yra unikalus, teisingai. Tai reiškia, žmogus mūsų sistemoje gali šitą numerį užregistruoti, tiesiog prisijungęs prie sistemos, aš esu toks ir toks, apie žmogų jokie duomenys niekur nėra skelbiami, rodomi ar viešinami, tiesiog yra tik elektroninis paštas, į kurį yra gaunama žinutė, jeigu daiktas buvo rastas. Sakykime, aš pamečiau automobilio numeris, kaip matau daug skelbimo, ne vairių rasti numeriai, kieno numerį. Tai man beliktų tiesiog
patikrinti tą suvedus raides ir skaičius į pažymėtas.lt sistemą ir man iš karto sako, vat pažymėti tokie numeriai arba pamesti numeriai, aš pranešu savininkui. Labą dieną, radau jūsų numerius, ar ten telefoną mobilų, nes pagal e-mail kodą aš jį suradau. O sakyk, Vitalijau, ar, pavyzdžiui, tas e-mail kodas nėra, reiškiasi, na, kaip sakant, toks informacija, kurią gali pasinaudoti piktavaliai, nežinau, perrašant kokį nors softą, panaudoti jūsų ten tą ieškomą ar turimą e-mail kodą. Nu, aš čia tik tai dabar spėliauju. Na, mes galvojam, sakykime, vairius variantus, bet lieka tokia, sakykime, apsauga, kad, nu, manau, kad bet kuris vagis, radęs kažkokį telefoną, jisai tikrai jo neregistruos savo asmeniniais duomenimis, nes į sistemą registruotis yra reikalaujami duomenys. Apie žmogų, apie elektroninį paštą, telefoną, mobilų ir taip toliau, bet šitie duomenys niekur nėra viešinami. Tai reiškia, tiesiog, nu, nemanau, kad kažkas pavogęs telefoną jį registruos tam, kad įrodyt, kad jisai jo yra. Supratau, tai... Tada, kaip sakant, iš karto randam, tai... Grubiai tariant, sąrašo kažkokio atviro, ne, e-mail kodų, ten visų telefonų, kiek jūs ten jų turite, užregistruoti, nieks nieko nemato. Tiesiog žmogus turi įvesti savo ir tada, reiškia, arba jeigu radai, įvedi ir pamatai, ar yra tas daiktas, reiškia, kažkieno, ar nėra. Ja, nu, kaip pavyzdys, sakykime, dabar artėja dviračius, ne, nu, tai kiekvienas dviratis, turi savo rėmo numerį unikalų. Tai reiškia, aš tą numerį galiu užregistruoti mūsų sistemoje ir tiesiog tą dviratį savo prisirišti prie savęs, kaip prie savo asmens. Taip. Tai man niekur nereikia važiuoti, niekur nereikia dviračio vežti, tai patogu ir, sakykime, vėlgi, aš atėjęs, kad ir į turgų pirkti dviračio, aš galiu tą jo rėmo numerį tiesiog mobiliajam telefone patikrinti, kad, nu, ar aš perku nevoktą dviratį. Tai tiesiog labai paprasta. Jo, jeigu numeris nenupjautas. Būna, pasitaiko visokių dalykų. O Vitalijau, žiūrėk, aš internete dar radau tokį, reiškiasi, prierašą prie jūsų pažymėtas LT J5X7DC. Kas tai yra? Kas čia per mistika? Tai čia yra mūsų logotipas. Čia yra mūsų, kaip sakant, ja, visi mūsų, sakykime, daiktai, kuriuos mes planuojam, galbūt, sakykime, vis tiek, tai yra, mes planuojam tokius, kaip ir, nu, firminius, vadinkim, savo, pavyzdžiui, raktų pakabukus, vat yra susidomėjimas iš tam tikrų organizacijų, sakykime, draudimo kompanijų, kurie išvelgia iš karto šitą naudą, šitą projektą, nu, ta prasme, kad žmonėms yra pranešama apie jų rastus daiktus, mes netgi darėm eksperimentą, nežinau, ar skaitėt, ar matėt, tai Labas rytas laidoje buvo. Tai labai įdomu tai, kad mes tiesiog 50 vienetų raktų išmėtėm visoje Lietuvoje. Vilniuje, Klaipėdoj. Ir tiesiog registravom ir matėm, kiek žmonių grąžina raktus. Su pažymėtas LT buvo, sakykime, prikabintas. Kiek jį nepaslaptys iš tų 50 sugrįžo? Nepaslaptys, žinokit, tą pačią dieną Panevėžys, kaip nekeista, 8 sugrąžino, tai yra tiesiog užregistravo, kad labą dieną, radom jūsų raktus, va telefonas, susisiekit. Tai sekančią dieną ten grįžo iš Panevėžio visi raktai. Iš tikrųjų, mes žiūrėjom pirmą dieną, tai reiškia, buvo apie 80-90% grąžintų raktų. Wow! Tai yra tikrai unikali, kaip sakant, galimybė, nes, nu, šiaip, įsivaizduokit, pametus raktus, nu, jų surasti savininką. Nu, jo, iš tikrųjų, keblų. Na, sakykit, kokie yra, na, sakykim taip, populiariausi daiktai, kuriuos žmonės yra linkę, reiškia, registruoti, išskyrus, na, mobiliosius telefonus. Čia su jais ir taip viskas aišku, nes matyt, kad čia yra, na, kaip antros rankos mums šiomis dienomis. Ja, tai pagal netgi statistiką, sakykime, yra piniginės, raktai ir telefonai, dažniausiai pametami daiktai, tai iš tikrųjų registruotų daiktų bazė tikrai yra įvairiausių, neišskirčiau nei vienos grupės, bet, nu, aišku, telefonai ir įvairūs namų, sakykime, apyvokos daiktai, tai foto, video, technika, dviračiai tie patys, nu, yra tikrai įvairiausių grupių daiktų, dronai, kas dabar, sakykime, yra, nu, ant bangos, tai pamesti dronai vėlgi yra, ieško žmonės, neranda, deda skelbimus, tai užregistravus bet kokį daiktą sistemai galima labai paprastai surasti. O sakykit, galbūt yra kažkokia, nežinau, premijavimo opcija arba funkcija, kad, tarkim, na, jeigu žmogus rado kažkokį daiktą, jis, tarkim, patikrino, na, galbūt ieškomas ir, tarkim, tuo metu, kai paieškomas, jam išmeta, kad taip, ten koks nors, reiškia, kažkas ieškojo ir prierašas, kad, reiškia, bus atsilyginta, aš nežinau, ar ten kava, ar piragais, ar dar kaip nors. Mes, aišku, šitą sistemą tikrai matom daug, ką galim dar tobulinti ir manau, kad prieisim ir prie tokio pasiūlymo, kad premija, bet tai yra tiesiog savininko ir radėjo galbūt jau susitarimas. Ne? Jeigu aš pamečiau, aš parašau, va, pamestas daiktas ir jeigu man parašė, kad radau, tai, nu, mes jau tiesiog ir bendraujam, tada aš ten galiu šokoladą nupirkti ar ten, kaip sakant, atsilyginti, jeigu vertingą daiktą rado vis dėlto, tai...
Supratau. Aš dar kartelį visiems primenu, kad eteryje kalbam su Vitaliju Ežersku, kuris yra atsakingas už pažymėtas LT iniciatyvą, jeigu galima taip išreikšti. Vitalijau, sakyk, dar klausimas. Ar nėra buvę pasitaikę tokių atvejų, kuomet žmonės galbūt įsigijo, tarkim, vogtą daiktą? Arba, pamestą daiktą ir, tarkim, surado ir po to, reiškiasi, kažkiek keblumai kilo. Ta prasme, kad galbūt tie daiktai dažniausiai, mobilus telefonai, juos galima atsekti, susekti ir, tarsi, kokių nors niuansų, kazusų su policija ar dar kas nors. Kadangi projektas, kaip sakiau, nepilnai metai veikiantis, tai kol kas šitų tokių situacijų dar neturėjom. Tai dabar, nebus ateityje tokių keblumų, taip sakant. O sakyk, Vitalijau, ar sistema veikia tik Lietuvoje dabar? Ne, tai jinai yra, internetu, tai galima, kaip sakant, iš bet kur. Aš galiu ir Japonijoje būdamas užregistruoti daiktą, jeigu aš ten gyvenu, tai kažkas radęs mane taip pat surasti. Ar tai būtų jūsų ateities plėtros vizija išsiplėsti pasauliniu mastu? Iš tikrųjų, gavom kelis užklausimus netgi iš užsienio kompanijų, tam tikrų daiktų gamintojų ir dviračių iš tikrųjų gamintojų, kurie klausė, ar šitas projektas numatomas į kitas šalis. Tai galbūt, manykim, tai yra tik laiko klausimas, kad, sakant, mes jį ir kitose šalyse paviešinsim. Tai. Vitalijau, sakyk, ar projektas yra visiškai altruistinis? Tarsi, jūs tiesiog palaidot sistemą, sistema veikia ir jūs tiesiog džiaugiatės, kad žmonės gali atgauti savo daiktus, ar yra kažkoks mokestis registracijos, kad ir simbolinis ar ne? Ne, mes iš tikrųjų projektą paleidom su ta intencija, kad tai būtų tiesiog kuriama, sakykime, kaip mada, kad žmogus turėtų, žinotų tokią galimybę įregistruoti savo daiktus ir patikrinti daiktus, kuriuos perka arba, sakant, nori įsigyti. Tai tikrai yra nemokama visa sistema ir mes einam tą linkme, kad jinai ir kol kas ir bus nemokama. Tiesiog norim, kad žmonės registruotųsi ir jaustųsi saugus su savo daiktais ir tiesiog bet kada galėtų bet ką patikrinti. Kitas klausimas yra galbūt, sakykime, kur draudimo kompanijos, tam tikrus domėjasi. Tai jie klausia, ką mes galėtumėm su jumis kartu įgyveninti kažkokį projektą. Tai čia galbūt tada atsirastų kažkoks, sakykime, jau simbolinis mokestis, bet tai patiems, sakykime, fiziniam žmonėms turėtų būti, aš manau, ir toliau nemokamas ir turbūt bus nemokamas. Tai tiesiog, tai turėtų būti visuomenė žinoti, kad tokia platforma veikia ir kad jie gali savo daiktus apsaugoti neišeinant iš namų. Kiek mačiau jų ir lankiausi jūsų svetainėje pažymėtas LT, jūs turite išskyrę, reiškia, 3 pagrindinės opcijas. Tai yra transportas, kompiuterija, komunikacijos ir registruok savo. Registruok savo, kokie dažniausiai daiktai, reiškia, būna įregistruojami, tarkim, raktai tikriausiai. Kas dar gali būti? Taip, tai prie savo kategorijos dažniausiai atsiranda raktai, sakykime, kurie turi kažkokį kodą savo ten automobilių raktai su įvairiais pulteliais, sakykime. Taip pat, kaip sakiau, fotoaparatai, kur žmonės kas ką sugalvoja, ten į tą kategoriją registruoja iš tikrųjų, bet sistema priima į visas kategorijas iš tikrųjų galima registruotis. Tai. Ar yra kokių nors, nežinau, keistų daiktų, kurios matėt ir galbūt galit paviešinti, ką žmonės registruoja? Arba ką nors neįprasto? Nežinau, vestuvinė suknelė, močiutės. Kažkaip, žinokit, nelabai keistų daiktų tokių pastebėjom, kad taip sakytumėm išskirtinis atvejis, tai negalėčiau išskirti. Šiaip sakau, dažniausiai tai yra buitinės visokios kompiuterinė technika, fotoaparatai, video, tiesiog tą, ką mes naudojam kiekvienas asmeniškai. Supratau. Vitalijau, ar esat sulaukę kažkokių, nežinau, padėkos raštų, laiškų, pagirimų iš pašalinių, kad ačiū jums, jūsų dėka radau, atgavau? Kol kas irgi dar nesam, nes kaip vis tiek, sakau, paminėsiu, kad projektas apie metai laiko nepilnai veikiantis, tai tiesiog gal žmonės dar nelabai žino, kad jie gali tą sistemą naudotis, kokią naudą jinai suteikia ir visi gal įsivaizduoja, kad tai sudėtinga padaryti, bet iš tikrųjų kviečiu visus išbandyti, prisiregistruoti bet kokį savo daiktą ir pranešti kolegoms, draugams, sakant, ir tiesiog tikrai apsaugoti savo daiktus. Vitalijau, sakyk, ar yra kažkokie numatyti, sakykim taip, ateities strateginiai žingsniai, kuo žada pasipildyti svetainę, ką galima bus daryti daugiau? Jo, mes iš tikrųjų nesenai, prieš keletą dienų netgi ir paleidom naują galimybę, kad žmonės galėtų visiškai bet kokį daiktą registruoti, nes prieš tai buvo galima tik tam tikrus daiktus registruoti.
Tai mes, sakykime, aktyvavom tą funkciją, kad žmonės galėtų bet kokį daiktą susivesti, bet kokiu kodu, pridėti netgi ne vieną kodą, nes, pavyzdžiui, būna, kad daiktas turi vieną numerį, kitą numerį, trečią numerį, tai visą tai leidžia sistema daryti. Galima registruoti, galima pridėti nuotraukas, kad turėti. Apskritai tai gautųsi, kaip, sakykime, asmeninių daiktų saugykla, duomenų bazė, kažkokia mano namų daiktų bazė. Aš žinočiau, ką turiu, garantinis galiu pasižymėti, kad man tie daiktai iki kažkada galioja. Tiesiog, toks būtų, kaip sakau, asmeninių daiktų bazė, kurioje tu žinai, kokį daiktą turi, galbūt vertę gali įsirašyti už kiek pirkai ir tiesiog tokia saugykla, kuri viešai irgi yra tikrinama, ar tie daiktai, sakant, jeigu buvo pamesti, kad kažkas radęs praneštų. Esi minėjęs Lietuvos policiją. Kaip jie atreagavo, kai jūs kaip ir tarytum norėtumėte iš dalies perimti tam tikrą naštos dalį, bandant surasti, reiškiasi, žmonių pamestus daiktus? Tai kaip ir sakiau, mes su policija tikrai nemažai laiko skyrėm, derinom šitą projektą. Tai pliusas tas, kad, sakykime, policijoje yra ir toliau registruojami daiktai, niekas šito nepanaikino šitos galimybės, bet, kaip sakiau, mūsų skirtumas yra vienintelis, kad mes viešai skelbėme, turime viešai galima patikrinti šitą bet kokį numerį daikto, o policijos atveju tai būtų tik vagystės atveju. Jeigu man daiktą pavogė, aš tada galėčiau sužinoti, kad tas daiktas pavogtas, bet prieš, sakykime, perkant, aš neturiu galimybės jos niekur patikrinti. Tai tik tas skirtumas yra esminis, tai yra viešumas ir patogumas galbūt, nes, kaip klausėt, kas ateityje planuojama, tai iš tikrųjų planuojama išleisti mobilioji aplikaciją, kad tiesiog galima mobiliuoju telefonu jau per apsą pasitikrinti daiktą, kuo paprasčiau, tiesiog įvesti numerį ir viską. O sakyk, aš nežinau, ar šiuo metu Lietuvos policija turi kažkokį skelbtinų rastų daiktų sąrašą internete ar kažkur vietoje, tarsime, galbūt jeigu toks dalykas egzistuoja arba egzistuotų, ar jūs apsiimtumėte turėti dar papildomą tokį, kaip sakant, polapį, kuriame galima būtų atrasti arba vizualiai matyti savo daiktus ir tiesiog tuomet jau bandyti, jeigu turit kažkokius dokumentus, reiškiasi į... Pliusas, sakykime, gal tas, kad mes apie tai irgi pagalvojom ir sukūrėm, kaip sakiau, ne vieno kodo registraciją, tai ką tai reiškia, kad jeigu žmogus yra policijai užregistravęs, tarkim, dviratį, kas yra populiariausia, tai dviračio kodą jisai turi gavęs iš policijos, tarkim, yra jisai graviruotas ant rėmo. Tai šitą kodą žmogus gali taip pat ir mūsų sistemai prie tą pačią savo dviračio įvesti. Tai reiškia, vyks paieška ir pagal policijos kodą, ir pagal jo kodą, kaip sakiau, pagal ne vieną galima kodą ieškoti daiktą. Tai policija be abejo turi bazę, bet ir, kaip minėjau, tai yra tik vogtų daiktų patikrinimas. O ar ten pamestas daiktas, sakykime, mobilus telefonas, jeigu nebuvo pavogtas, bet aš jį pamečiau, tai tokios galimybės nėra, tai pas mus visą tą galimybę yra. Super. Vitalijau, kokie ateities planai? Iš principo, ar susijęs su šią platformą, ar jau yra galvoje krepšda ir kažkas naujo? Ateities planų daug, iš tikrųjų, mes galvojam netgi mus kalbino ir Klaipėdos Smiltynės perkela, keltas į neringos pusę. Tai tokia mintis ir įvairių naujovių pritaikymas labai įdomus iš tikrųjų. Ir kaip pavyzdys, tarkim, jeigu tu privažiavai su vogtų dviračiu prie kelto, tai tiesiog pradės pipsėti ar ten neįleis į keltą, iki tokios sistemos pastatymo. Tiesiog tų minčių ir idėjų tikrai yra ir, sakau, jos kyla iš įvairių organizacijų, iš draudimo kompanijų, iš prekybininkų. Tiesiog, sakau, negaliu nieko dabar pažadėti, bet iš tikrųjų mes tą projektą tikrai plėsime ir tai kuo toliau, tuo labiau bus įdomesnis. Super, Vitalijau, ačiū tau labai už skirtą laiką, už iš tiesų fantastišką projektą Pažymėtas LT. Dar kartelį visiems primenu, jog šiandien pakalbiname Vitalijų Ežerską, kuris yra atsakingas už šį projektą Pažymėtas LT. Jūs galite patys tenais nukeliauti tiek į Facebooko paskyrą, tiek į jų internetinius namus pažymėtas.lt ir užregistruoti savo brangius daiktus. Ir tikėkime, be abejo palinkėkime, kad tie daiktai niekada nedingtų. Ačiū labai. Jo, ačiū Jums visiems, gerų Velykų. Ir tau taip pat. Gero likusio savaitgalio. Iki pasimatymo. Ate.